Sveiki visi, mano vardas yra Lunatikas arba Tauras. Ir štai šio video pradedame šio kanalo naują erą. Štai čia šalia manęs matote Retronil kolekcijos 1989 metų BMW 635 CSI arba kitaip žinoma kaip E24 arba liaudies kultūroje dažnai linksniuojama kaip ryklė. Taigi, dauguma manau paklausite, kodėl aš noriu pradėti savo kanalo istoriją, tiksliau ne istoriją, naują erą su štai būtent šio BMW. Tai mano manimu yra pirmasis BMW iš BMW gamyklos išradėjas 70-76, jeigu tiksliau šnekant, kuris taikėsi prabangaus GT klasės automobilio, Grand Tour, kitaip žinoma tiesiog ilgų atstumų, prabangaus ir greito automobilio kategoriją. Štai būtent šis BMW, tai yra L6. L6 kodinis pavadinimas, manau, daugam nieko nepasakytų. Jeigu tai paprastai šnekant, L, Luxury, prabanga, 6 tai yra, kad tai yra šeštos serijos BMW. Tačiau šis modelis pakeitė dar vieną įžymųjį BMW E9. E9, kaip manau, dauguma, kas žino BMW kodinius pavadinimus, žino, kuom tai yra įspūdingai gražus modelis. 3.0 CSL buvo pastatytas ant jo bazės. Tačiau, tęsiant viską. Tai mano manimu, tiem laikam yra iš tikrųjų pats vos negražiausias automobilis, kokį buvo galima nusipirkti, neskaitant tų visų Ferrari, Lamborghini, Porsche, manau, 911 galime įtraukti į šitą visą masę. Šnekant iš tokių paprastesnių, ale žemesnės klasės automobilių, nors tai nėra žemesnės klasės automobilis. Aš pasakyčiau, kad jisai galėtų lyginti su Ferrari, su Lamborghini tuo metu gamintais. Bet yra kaip yra, tai yra visgi BMW. Tai tiesiog žiūrint į būtent šį automobilį, kodėl jisai man dar išsiskiria labai. Lyginant su šiais laikais gaminant automobilis, taip, mes turime super automobilius, kurie iš tikrųjų gatvėje yra wow. Tu pamatai ir tu toks, ar čia kažkokia įprasta mašina, ar ne, nu tikrai daug kas neužduos tokio klausimo. Šitą pamačius gatvėje, mano pirmas klausimas, kodėl toks gražus automobilis. Šitas automobilis jis turi tokį vadinamą angliškai presence, tai yra įvaizdis gatvėje, kurio turbūt didžioji dauguma automobilių šiais laikais neturi. Taigi, kaip matote, perėjome prie galinės dalies. Iš tikrųjų, tiems laikams tai yra labai unikalios formos. Kaip čia matote, nusileidžiantis toks sleek dizainas, bagažinė, kuri atsidaro irgi neįprastai. Neatsidaro kaip didžiosios daugumos, su, tarkime, jeigu čia būtų šitos lempos kartu. Ir kaip aš pasakyčiau, gangsteris tuo metu turėjo iš tikrųjų labai talpią bagažinę. Pagal mane, aš nesimatuosiu dabar, bet tiltų 2 žmonės šitoje bagažinėje. Aš ne gangsteris, mes to nebedarom, nebe tie laikai 2024 visgi. Taigi, einame toliau. Kodėl dar šitas BMW buvo ypatingas tiems laikams? Pasižiūrėkime į variklio variantus. Tuo metu buvo gaminami netgi 10 ar netgi 12 variantų. Silpniausias modelis tai buvo 2,8 litro inline 6, kuris turėjo visus 135 kW. Tiems laikams tai yra dar didelis skaičius. Taip jau buvo mašinų, kurios gal turėjo ir 200. Iš tikrųjų, galingiausia šita BMW versija M635 CSI, dauguma kaip strumpina M6, jinai turėjo visus 210 kW, 3,5 litro variklį. Būtent šis modelis, kurį mes čia matome, tai yra iš Amerikos atkeliavęs L6 1989 metų. Iš esmės paskutiniai gamybos metai šitam modeliui iki ateinant jau kitam, kuris pakeis, tai bus BMW 8 arba kitaip E31. Šis modelis turi 155 kW, kurio suderinus su čia esančia nestandartinė 5 pavarų dėže, automobilis važiuoja iš tikrųjų wow. Mašina plaukia, BMW plaukia, tu net nesijauti, kad tu būtum prie paprasto automobilio, tu jautiesi, kad tu būtum už in some way laivą. O kodėl tai daug kas pasakytų, nesąmonė čia mašina neturi plaukti ir panašiai, tai yra Grand Touring klasės automobilis. Tavo tikslas yra prabangiai, komfortiškai
greitai nusigauti iki kitos vietos. Tai yra labiau skirtas ilgoms kelionėms automobilis. Taigi, įsėdus į saloną automobilio, mus pasitinka tiems laikams, tų laikų kontekste prabangus salonas. Odinė panelė, odinės durų kortos, odinės lubos, elektra valdomas liukas. Turime visus 4 elektrinius langus, elektra valdomi veidrodėliai, kondicionierius, borto kompiuteris, kas tiems laikams yra labai šiaip retas dalykas. Ir gale turime šaldytuvą. Taip, mes gale turime šitą automobilio šaldytuvą. Tiesiog tu atsisėdęs į saloną jautiesi prabangiai, tu jautiesi kaip jis ir buvo su kokiu intentionu sukurtas. Iš esmės, prabangiai ir greitai važiuoti. Tai kiek man jau teko pravažiuoti su juo, aš jaučiuosi taip, kaip ir turėčiau jaustis. Tai šiam video tiek, manau, susitiksime kitose video ir jo, mano vardas Liutauras, arba taip žinomas kaip Lunatikas. Šis video baigėsi, susitiksime kitame.